Labas. Labas. Tau skambina Klaudijus. Kas? Klaudijus. Klaudijus? Taip, ar galėčiau tau užduoti porą klausimų? Nu, užduok. O kokia yra tavo nuomonė, Klaudija, apie metaforas? Apie metaforas? Taip. Ar jos praturtina mūsų kalbą? Nu, tai žinoma, kad praturtina. Kodėl? Praturtina, nes visi mūsų metaforos. Aha, Kodėl praturtina? Gerai, supratau, užteks kol kas. Supratau, kad praturtina. O kodėl nepraturtina, geresnis klausimas? Gerai, tai palikim tai retorinį klausimą. Gerai, kitas klausimas tau. Ar tau patinka atlikėjos Sel daina Aš tik vėjas? Ar galėtum ją pacituoti? Pacituoti Selo vėjas dainą? Taip, ir ar tau jinai patinka? Jo, ką tik klausėm Selo dainą. Tai- Aš tik vėjas, dar vėjas buvom, sako tik daina. Tai ar galėtum pacituoti, Klaudija? Selo daina vėjas, nu nepacituočiau. Bet aš tik vėjas sklendantis. Aukštyn dangumi. Aš žinau, ką reiškia skristi. Ok, ačiū. Gerai, kitas klausimas. užkilti. Aš dainos labai nemoku. Ačiū, Klaudija. Gerai, kitas klausimas tau. Ką galėtum pasakyti apie vieną savo savybę, kuri patraukli klausytojams? Kaip galit pakartoti, nelabai išgirdau patylėškai. Ar galėtum pasakyti savo vieną savybę, kuri būtų patraukli klausytojams? Mama, aš iškalbinga, moku vairuoti. Supratau, ačiū. Kitas klausimas. Kokį žmogų ar galbūt personažą norėtum kalbinti pirmoje savo laidoje? Pagalvoti reikia. Ko norėčiau pakalbinti laidoje? Atsakinėk vieną. Norėčiau pakalbinti... Palauk, čia labai greitai reikia pagalvoti. Ar čia reikia spontaniškai sakyti belenką? Spontaniškai. Jaunis Davniukas, labai įdomi jo istorija turėtų būti. Supratau, gerai. Kaip susiderina mokslas? Ačiū, Klaudija. Ir paskutinis klausimas. Pasakyk savo vardą, dar pakarto, kurį aš taip per daug kartojau. Ir dar pasakyk 3 žodžius, kurie išreikštų tavo norą tapti radijo laidos Utenoje nieko nevyksta vedėja. Klaudija, šauni, linksma ir spontaniška.